vakar jau nieko nepafilmavau, nes nekas čia su sveikata. Jėgų nulis, kaulus laužė, paskui išgeriau vaistų. Ibumetino turėjau. Tai kažkas biškį geriau, bet naktį vėl sušalau. Nors neturėjo būti šalta naktis, nesuprantu. Tai toks miegas antrą naktį išėlės, nieko gero, visiškai. Ir dar vėjas šiandien nemažas. Kažkaip reikia atrasti savyje jėgų. Na, pavalgysiu. Gal biškį daugiau bus nelengva, manau. O gal kaip tik antras kvėpavimas atsidarys. Keliuosi 8:30. Šiaip tai prabudęs jau 7:30. Jau visiškai. Dar bandžiau miegot, bet nieko nesigavo. Tai va. Pilį paliksim, plauksim į dešinę. Ir bus banga iš 11 valandos maždaug. Čia vėl košė. Tik šį kartą jau kitokio skonio. Nežinau ar čia geri tokie pusryčiai, bet gal geri. Ir dar bandelė su kava. Ir Simpsonai. Nereiks minti. Blemba gerklę tai skauda. Dabar jau ir karštis krečia. Bus įdomu. Gerai. Varau, pavalgau ir krautis reikia viską ant išklintės. Kol ne taip karšta, nes čia iki 3-2 gal žada, tai man čia 3 valandos ko gero plaukt, mažiausiai. Gerai. Nu, atsisveikinam su dalim. Vėjukas toks. Lemba nemažas, pasikankint teks. Jėgų tai irgi taip ne piragai. Bet gerai bent jau, kad... Gerai, kad gūsiai aprimo vienas kitas, tai nes ryte tai buvo iš vien iki palapinę net kilnojo. Gerai, reikia 2 rankų man jau. O koks išpampėlis. Galvojau paukštis iš toli, kažkaip pasirodė, kad plunksna. Bet čia jo žiaunos pelekas. Paskutinis ekspedicijos ežeras pasitinka labai nedraugiškai. Net nepaplūkia. Vėjas į kaktą ir dar bangos. Ojoj, bus reikalų. Hard to understand, but I only wanna be a modern man on the wire. We couldn't be nicer. Just thinking about the one that got away. Nobody wanna give my heart away. You can make your mind up. We can take your time.
it seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather and overrated. Seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather and overrated. Living underground, taking it to the scene, making money not knowing what it means. I'm a liar, set shit on fire. Take your time talking down to all your friends, living with the little dogs and the past. It's hard to find it, but I don't mind it. It seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather and overrated. Seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather and overrated. Ride with the birds and the flies, and I'm on my own. Hitching a ride with the birds and the flies, and I'm on my own. Hitching a ride with the birds and the flies, and I'm on my own. Hitching a ride with the birds and the flies, and I'm on. Tai aš ir vėl prie stoties. Bet jau šį kartą nesinori autobusą lipt dar kažkaip visai čia. Kad ir pakočiojau prieš tą vėją, bet dar visai turiu jėgų. Liko apie pusę kelio ir pavėjoj, tai jau čia jau kaip nors. Manau, neužilgo ir oficialusis finišas. O iki mašinos paskui dar prieš vėją 1,5 kilometro kažkur reiks pamojuot, tai na, nieko baisaus. Bet aš tai įsivaizdavau, kad jisai mažesnis šitas ežeras kažkodėl. Ten, kai buvau įlindęs, galvojau, ir matosi jau galas, bet jis ten, kai užsisuko, tai va dar visas šitas. Ir kairė pakrantė plaukiant vėjo nėra. Tai pagalbos kol kas nesulaukia, nebent paskui gal bus. Ir dar prisiminiau, kas liečia erkės salose, tai visgi yra salose erkių, šiandien vieną radau ropojančią. Tikiuosi įsisiurbusių nerasiu. Tai sausai irgi čia nesigauna, žiūriu niekaip. Teks jau džiovinti ir palapinę. Ten kiti, nežinau, krepšiai ir labai sušlapo. Į priekį, kai gavau purslų, taip normaliai dadėjo. Ir dabar šoninių dar bangų. Parėjo biškį, tai va dar. Čia dabar į dešinę suksiu, vėl bus šoninė banga. Bet čia gal biškį užstos tas. Šuliukas. O žmonės. Baisu. Bet čia kažkokią vietą priplaukiau. Ir plentė gal neišplauks. Jukeviča. Kieno čia kapai? Einam arčiau gal? Tom. Oi.
Jutkevičia, Liudvika, Gabriela, Leona, Ana. Jutkevičia, Jozef, kas čia per Jutkevičiai. Visai gražu. Seni kapai labai. Visos pavardės lenkiškos. Reiks pračekinti. Gal žydai. O va taip va irklentės ir išplaukė. Čia nuėjęs ten kažką dar giliau aukščiau ir tektų plaukt. Tai ir oficialusis finišas. Užvakar čia pradėjau kraštiniu takeliu savo plaukimą. Laikausi už kamulio, kad nenupūstų, nes vėjas tai baisus. Ir banga dabar iš dešinės, o prieš tą vėją totoriškių ežere kočiojau kairę ranką ir pasitempiau petį. Negaliu kairę ranką ir būt visai. Dešinė, nežinau kaip čia gausis. Kažkaip neš mane į kairę, o mašina kaip ten. Varau kaip nors, nu gal grįšiu. 40 km čia tik tai gavosi, tai aš kažkaip įsivaizdavau, kad apie 50 bus. Tai čia juokas. Jei dar nesirgčiau, tai visai būtų juokas. Ojojoj, šita paskutinė atkarpa, tai sakyčiau dar sunkesnė nei totoriškėse prieš vėją. Visiškai reikėjo plaukti. Ten bent ranką galėjai pasikeisti, o dabar tai vis tiek teko su kairė, su skaudančiu kairiu pečiu. Nieko, grįšiu namo, tepalų, vaistų šausiu. Reikia gydytis, kol geri orai. Čia nelaiku apsirgti. Bet gal aš jau čia ir pasveikau ant šito ežero. Vėjas prapūtė, saulė prikepino. Gali būt, kad bacilos išgaravo. Tai va viskas, man iki lieptuko metų ir einu į mašiną. Mašinukė vietoj. Viskas liuks. Smagioji dalis laukia viską susipakuoti, šlapius visus daiktus. Palapinė permirkus. Į saloną dėsiu, tai sėdynės aišku sušlaps. Irklentę irgi šlapę pakūsiu. Reikia irklentę atsinešti, kol nieks neišplaukė. Negalvojau, kad čia tokia pekla.
ant vandens saulė kepina, bet tai ten tas vėjas daužo ir tu nelabai jauti. O čia, kol susikroviau, aš viską tik galvojau, kad ir nolpsiu. Bet jau viskas, va, daiktai bagažiniai. Pasimsiu kažką valgyti, nes labai daug maisto likę. Šitą į vidų. Palapinė biškiai džiūsta. Nu ir viskas, baigta kelionė. Varau namo valgyti.